Labą dieną. Noriu pristatyti Jums šiandien žmogaus teisių pažeidimas Pakistane. Savavališkas gyvybės atėmimas ir kitos neteisėtos ar politiškai motyvuotos žmogžudystės. Buvo daug pranešimų, kad vyriausybė ar jos agentai įvykdė savavališkas ar neteisėtas žmogžudystės. Buvo pranešimų, kad marginalizuotų rasinių ir etninių bendruomenių nariai buvo pernelyg atstovaujami kai kurių piktnaudžiavimų aukoms. Pranešame, kad saugumo pajėgos vykdė neteisminis egzekucijas dėl konfliktų visoje šalyje. Išnykimus, žmonių pagrobimai ir prievartiniai dingimai vyko visoje šalyje. Pranešama, kad kai kurie žvalgybos tarnybų, policijos ir saugumo pajėgų pareigūnai laikė kalinius be ryšio su išoriniu pasauliu ir atsisakė atsiskleisti jų buvimo vietą. Kankinimai ir kiti žiaurūs, nežmoniški ar žeminantis elgesio ir baudimo būdai, taip pat kitų su jais susijęs piktnaudžiavimai. Nors konstitucija draudžiama kankinimus ir kitus žiaurus, nežmoniškus ar žeminančius elgesio būdus, baudžiamajame kodekse nėra konkrečių nuostatų prieš kankinimą. Baudžiamasis kodeksas draudžia nusikalstamą jėgos naudojimą ir užpuolimą prieš sulaikytusius. Tačiau buvo pranešimų, kad saugumo pajėgos, įskaitant žvalgybos tarnybas, kankino ir tyčiosi iš sulaikytų asmenų. Žmogaus teisių gynimo organizacijos teigia, kad kankinimus taiko policijos, kariškių ir specialiųjų tarnybų darbuotojai, kad jie dažnai veikia nebaudžiami ir kad vyriausybė neįsima rimtų pastangų užkirsti kelią šiems piktnaudžiavimams. Savavališkas areštas arba sulaikymas. Įstatymas draudžia savavališkus areštus ir sulaikymus ir numato bet kurio asmens teisę ginčyti savo arešto ar sulaikymo neteisėtumo teisme. Tačiau valdžios institucijas ne visada laikėsi šių reikalavimų. Korupcija ir nebaudžiamumas šią problemą dar labiau pablogina. Atsisakymas vykdyti teisingą viešą teisminį nagrinėjimą. Įstatymas numato nepriklausomą teismų sistemą, tačiau pasak NVO ir teisės ekspertų, teismų sistema dažnai buvo veikiama išorinės įtakos, tokios kaip ekstremistinių elementų represijų baimė, terorizmo ar šventavagystės bylose ir viešas garsių bylų politizavimas. Pilietinės visuomenės organizacijos pranešė, kad teisėjai nenoriai teisino asmenys kaltinamus šventavagystė, bijodami keršytojų smurto. Savavališkas ar neteisėtas kišimasis į asmeninį gyvenimą, šeimą, būstą ar korespondenciją. Įstatymas draudžia tokius veiksmus, reikalaudamas teismo išduotų orderių ar apieškoti turtą. Tačiau buvo pranešimų, kad vyriausybė šių draudimų nesilaikė. Policija kartais ignoruodavo šį reikalavimą ir kartais, kaip pranešama, vogdavo daiktus kratų metu. Valdžia retai baudžia policiją už neteisėtą įsibrovimą. Policija kartais sulaikydavo šeimos narius, kad priverstų įtariamąjį pasiduoti. Bylose tyrimuose pagal kovos su terorizmu įstatymą teisėsaugos institucijos turi papildomų įgaliojimų, įskaitant kratą ir išėmimą be orderio. Piktnaudžiavimas konfliktų. South Asia Terrorism Portal duomenimis, duomenų bazės, kurią sudarė Visuomenės interesų apsaugos organizacija, Institute for Conflict Management, kuri renka duomenys apie terorizmą ir mažo intensyvumo karinius veiksmus Pietų Azijoje gruodžio 31 dieną, duomenimis, terorizmo aukų skaičius sudarė 971 žmogus. Buvo gauta pranešimų, kad vyriausybės saugumo pajėgos vykdė neteisminės mirties bausmės per operacijas prieš įtariamus kovotojus visoje šalyje. Saviraiškos laisvė, įskaitant žiniasklaidos ir kitų žiniasklaidos priemonių atstovus. Įstatymas numato žodžio laisvę, taip pat ir spaudos atstovams, tačiau egzistuoja konstituciniai apribojimai. Be to, grasinimai, persekiojimai, pagrobimai, smurtas ir nužudymai privertė žurnalistus ir redaktorius praktikuoti savicenzūrą ir laikytis vyriausybės redakcinių direktyvų. Taikių susirinkimų ir asociacijų laisvė.
Konstitucija numato taikių susirinkimų ir asociacijų laisvę, tačiau vyriausybė apriboja šias teisės. Religijos laisvė. Judėjimo laisvė ir teisė išvykti iš šalies. Įstatymas numato laisvą vidaus judėjimą, išvykimą į užsienį, imigraciją ir repatriaciją, tačiau vyriausybė apriboja šias teisės. Korupcija ir skaidrumo trūkumas vyriausybėje. Įstatymas numato baudžiamąsias bausmes už pareigūnų korupciją, tačiau vyriausybė apskritai veiksmingai nenaudoja įstatymą, o pareigūnai dažnai užsiėmė korupcinę praktiką visais lygmenimis. Korupcija buvo plačiai paplitusi politikoje ir vyriausybėje, o įvairūs politikai ir valstybės tarnautojai susidūrė su kaltinimais korupcija, įskaitant kyšininkavimą, turto prievartavimą, nepotizmą, globą, kyšininkavimą ir vagystę. Vyriausybės pozicija dėl tarptautinio ir nevyriausybinio įtarimų žmogaus teisių pažeidimų tyrimo. Kai kurios vidaus ir tarptautinių žmogaus teisių gynimo grupės dirbo be didelių apribojimų iš vyriausybės pusės, tirdamos ir skelbdamos savo išvadas žmogaus teisių bylose. Tačiau vyriausybės vis labiau ribojo nevyriausybinių organizacijų veiklos galimybės, ypač tuos, kurie atskleidė vyriausybės karinių ir žvalgybos tarnybų trūkumus ar nusižengimus, ar dirbo su konfliktų zonomis, ar propaganda susijusiais klausimais. Diskriminacija ir socialinis piktnaudžiavimas. Moterys. Išprievartavimas ir smurtas šeimoje. Išprievartavimas yra nusikaltimas, už kurį bausmė yra nuo 10 iki 25 metų kalėjimo ir bauda. Bausmė už 2 ar daugiau asmenų išžaginimą yra mirties bausmė arba įkalinimas iki gyvos galvos. Įstatymas tiesiogiai nekriminalizuoja santuokinio išprievartavimo ir apibrėžia išprievartavimą kaip nusikaltimą, kurį vyras padarė prieš moterį. Moterų apipjaustymas, lytinių organų sužalojimas. Kitos lyčių prievartos formos. Moteris tapdavo įvairių rūšių visuomeninio smurto ir žiauraus elgesio aukomis, įskaitant taip vadinamas garbės žudynės, priverstinės santuokos ir atsivertimą į kitą tikėjimą, priverstinę izoliaciją ir panaudojimą kaip kilnomąjį turtą ginčių sprendimui. Seksualinis priekabiavimas. Nors keli įstatymai kriminalizuoja seksualinį priekabiavimą darbo vietoje ir viešoje erdvėje, problema, kaip pranešama, buvo plačiai paplitusi. Moteris susiduria su teisinė ir ekonominė diskriminacija. Įstatymas draudžia diskriminaciją dėl lyties, tačiau valdžios institucijos neužtikrina jos laikymusi. Moteris taip pat susiduria su diskriminacija užimtumo, šeimos teisės, nuosavybės teisės ir teismų sistemos srityse. Sisteminis, rasinis ar etninis smurtas ir diskriminacija. Etninių mažumų atstovai teigia, kad šios nuostatos niekada nebuvo visiškai įgyvendintos. Stebėtojai pavadino priverstinį atsivertimą į kitą tikėjimą ir įstatymų dėl šventvagystės taikymą ypatingo susirūpinimo religinėms mažumoms objektų. Švietimas. Konstitucija numato privalomą švietimą, kurį valstybė nemokamai teikia visiems vaikams nuo 5 iki 16 metų. Nepaisant šios padėties, valstybinės mokyklos dažnai imdavo iš tėvų mokestį už knygas, formą ir kitą medžiagą. Smurtas prieš vaikus. Smurtas prieš vaikus buvo plačiai paplitęs. NVO Sahil pranešė, kad nuo sausio iki birželio visoje šalyje buvo užfiksuota 2211 smurto prieš vaikus atvejų. Darbdaviai, kurie kai kuriais atvejais buvo giminaičiai, tyčiojosi iš jaunų mergaičių ir berniukų, dirbančių kaip namų tarnai, mušdami juos ir versdami dirbti viršvalandžius. Daugelis vaikų, kurie dirbo namų ūkio tarnais, tapo prekybos žmonėmis aukomis. Kai kuriais atvejais vaikai tapę prekybos žmonėmis aukomis, buvo priversti elgetauti, kad uždirbtų pinigus savo darbdaviams. Vaikų ankstyvosios ir priverstinės santuokos. Seksualinis vaikų išnaudojimas. Teisiniai stebėtojai pranešė, kad valdžia nereguliariai taiko įstatymus dėl vaikų apsaugos. NVO Sahil duomenimis nuo sausio iki birželio buvo užregistruota 2211 žiauraus elgesio su vaikais atvejų.
Tarp jų 1207, tai 55% atvejų, kuriuose dalyvavo mergaitės, ir 1004, tai 45%, kuriuose dalyvavo berniukai. Tarp tokių atvejų yra seksualinis smurtas prieš vaikus, pagrobimas, vaikų dingimas ir vaikų santuokos. Vaikų žudymas, įskaitant vaikų su negale nužudymą. Tėvai kartais paliko nepageidaujamus vaikus, kurių dauguma buvo mergaitės. Pagal įstatymą kiekvienas, kuris yra nuteistas už kūdikio palikimą, gali būti įkalintas 7 metams, o kiekvienas, kuris yra nuteistas už slaptą mirusio vaiko palaidojimą, gali būti įkalintas 2 metams. Bausmė už nužudymą baudžiama kalėjimu iki gyvos galvos, tačiau valdžia retai persekioja vaikžudystę. Smurtas prieš LGBTQ. Smurtas, diskriminacija ir stigmatizacija tęsiasi prieš LGBTQ. Nusikaltimai dažnai lieka neregistruoti, o policija paprastai nesiėmė jokių veiksmų, kai gaudavo pranešimus. Diskriminacija. Nevyriausybinių organizacijų ir LGBTQ aktyvistų duomenimis visuomenė apskritai vengia transseksualų moterų, jaunuchų ir interseksualų, kurie dažnai gyveno kartu lūšnynuose ir išgyveno, elgetaudami ir šokdami karnavaluose ir vestuvėse. Kai kurie taip pat užsiėmė komerciniu seksu. Vietos valdžios institucijas dažnai atsisakė transseksualiams asmenims savo paveldėto turto dalies ir priėmimo į mokyklas ir ligonines. Neįgalieji. Pilietinės visuomenės organizacijų duomenimis, nepaisant šių nuostatų, dauguma neįgalių vaikų nelankė mokyklos. Neįgalieji susiduria su diskriminacija užimtumo ir darbo srityse. Kita socialinė prievarta ar diskriminacija. Socialinis smurtas dėl religinės netolerancijos išliko rimta problema. Kartas nuo karto gaudavo pranešimų apie minios smurtą prieš religinės mažumas, įskaitant krikščionis, musulmonus, ahmadi ir hinduistus. Šiitų aktyvistai pranešė apie besitęsiančius tikslinius nužudymus ir prievartinius dingimus išsibarsčiusiose šalies dalyse. Diskriminacija dėl užimtumo. Moteris sudarė tik 20% darbo jėgos, nors sudarė 48,5% gyventojų. Už panašų darbą gavo mažesnį darbo užmokestį nei vyrai ir sudarė 88% neformaliojo sektoriaus darbuotojų. Ir pabaigai norėčiau visus susirinkusius pasveikinti su artėjančiomis katalikų kalėdomis ir artėjančiais naujais metais. Linkiu visiems geros nuotaikos ir sėkmingai išlaikyti egzaminus. Ačiū visiems susirinkusiam už dėmesį. Iki malonaus.